Sveiki nuostabų žiūrovai, štai ir vėl su mumis astrofizikas Kastytis Zubovas. Pasiklausykime kosminio aktualijų, bet prieš tai dar pasidžiaugime 57-osiamis Apollo 11 misijos nusileidimo Mėnulyje metinėmis. Šiomis dienomis astronautai leidosi ir grįžta dabar į Žemę prieš 57 metus. Taigi džiugu prisiminti. Taip, džiugu prisiminti, kol laukiame naujų žmonių skrydžių į Mėnulį. Tikėkime, daug labiau nevėluos negu jau vėlavo Artemis misijos ir po poros metų gal jau to ir sulauksime patys savo Apollo momento. Ateina už 2 metų nusileidimas planuojamas, ar ne? Planuojamas berods 28. Sekančiais metais turėtų būti Artemis 3 ten testai Žemės orbitoje, o paskui Artemis 4, kol kas, kiek žinau, 28 vis dar planuojama. Bet kaip... Ar gali atidėti? Visko gali būti, tai kad pirmoji Artemis misija, kai išskrido 22, tai buvo planuojama, kad jau 24 vėliausiai Artemis 2 skris ir paskui ten 26 vėliausiai Artemis 3 jau bus nusileidimas Mėnulyje. Matom, kad Artemis 2 tik tai šiemet sulaukiam. Tai tų vėlavimų tikrai gali būti. Bet kaip jau bus, tai bus. Taigi, dabar naujienos. Naujiena pirmoji yra kaip tik apie Mėnulį. Nes... Ta proga, taip sakant. Gal ne visai ta proga, bet nes netiesiogiai su žmonių skrydžiais į Mėnulį susijusi, bet vis tiek apie Mėnulį. Ir šiek tiek aktuali ir žmonių kelionėms ir Mėnulio, sakykime, kolonizavimo ir apgyvendinimui. Nes jis susijusi su tuo, kaip Saulės vėjas paveikia Mėnulio paviršių. Esmė, kad priešingai negu Žemė, Mėnulis neturi nuosavo magnetinio lauko, todėl jo paviršių tiesiogiai gali pasiekti Saulės vėjo dalelės. Tai yra energingi daugiausiai elektronai ir protonai, taip pat ir sunkesnių elementų branduolių būna. Bet žodžiu, įvairiausios energingos dalelės, kurios sąveikaudamos su mineralais Mėnulio paviršiuje gali išmušti atomus iš jų arba gali įsiskverbti į juos, gali pakeisti atomus vienus kitais ir taip toliau. Žodžiu, visokiausių gali padaryti poveikių ir vėlgi Mėnulyje, kadangi nėra tektoninių plokščių judėjimo, nėra atmosferos, nėra vandens skysto, tai tie visi pokyčiai, vietame regolite ir lieka labai ilgą laiką. Nėra taip, kad ten per kelis milijonus metų regolitas paskestų kur nors giliai, iškiltų naujas ir panašiai. Mėnulio paviršius yra milijardų metų senumo. Skirtingose vietose šiek tiek skirtingo amžiaus, bet vis tiek labai senas. Nors anksčiau veržėsi ugnikalniai, ar ne? Anksčiau veržėsi ugnikalniai, taip. Ir tik susiformavusi Mėnulį greičiausiai dengia magmos okeanas, paskui jis sustingo, susidarė pluta, bet vėliau ugnikalnių išsiveržimai vis dar atnaujindavo tą plutą kai kuriuose vietose, bet jų vis mažėjo ir mažėjo ir mažėjo. Paskutiniai reikšmingi, bent jau lavos išsilimai buvo prieš daugiau nei 2 milijardus metų. Tos Mėnulio jūros buvo sukurtos tada, jeigu gerai atsimenu. Bet esmė yra, kad regolite išlieka daug informacijos realiai apie tai, kaip Saulės vėjas jį paveikia. Iki šiol visi tie Mėnulio grunto mėginiai, kuriais remiantis analizuojami Saulės vėjo padariniai, buvo paimti artimojoje Mėnulio pusėje. Tiek, tarkim, Apollo misijų metu, tiek Sovietų Luna programa, tiek naujesni kinų Chang'e mėnuleigiai, jie pargabendavo mėginių, bet tai viskas būdavo paimta iš artimosios pusės. Dabar pirmą kartą mokslininkai ištyrė Chang'e 6 misijos parskraidintus regolito mėginius, beveik 2 kg, iš pietų Ašigalio Aitkeno baseino, kuris yra didžiąja dalim tolimojoje pusėje. Ir būtent Chang'e 6 buvo nusileidusi tolimojoje Mėnulio pusėje.
Ir tai pirmieji mėginiai iš tolimosios Mėnulio pusės. Čia ta pusė, kurios mes nematome tiesiog. Taip, būtent. Tolimoji pusė tai reiškia ta, kuri yra toliau nuo Žemės. Nes šiaip Mėnulis visą laiką beveik tiksliai tą pačią pusę į Žemę atsisukęs, šiek tiek sviruoja aplink tą pusiausvyros tašką, bet nežymiai, taip kad yra viena artimoji pusė, kuri artimesnė mums, kurią mes matome, ir kita tolimoji, kuri mums nematoma iš Žemės paviršiaus. Ir ištyrę tuos mėginius bei palyginę juos su Chang'e 5 pargabentais mėginiais iš artimosios pusės, nustatė, kad yra aiškus skirtumas tarp to, kaip Saulės vėjas paveikia artimąją ir tolimąją pusę. Tie požymiai paremti yra izotopų analizė. Izotopai tai yra cheminio elemento atmainos turinčios skirtingą neutronų skaičių branduolyje. Pavyzdžiui, vandenilis turi pagrindinę atmainą, kur branduolyje yra tik tai vienas protonas. Taip pat yra deuteris, kur turi vieną protoną ir vieną neutroną, ir tritis, kuris turi vieną protoną ir du neutronus. Helis turi atmainas tokias kaip helis 3 ir helis 4. Helis 4 yra standartinė, 2 protonai, 2 neutronai. Vieną neutroną pašalinam, tai vis tiek išlieka helis, bet jis šiek tiek skirtingas, tai todėl helis 3, nes branduolyje 3 dalelės. Atitinkamai ir kiekvienas kitas cheminis elementas tų izotopų turi. Daugelis jų turi po ten daug. Kuo sunkesnis elementas, tuo daugiau izotopų standartiškai turi. Vienas iš esminių požymių to skirtumo yra neono izotopų, neono 20 ir neono 22 gausos santykis. Neonas 20 turi 10 protonų ir 10 neutronų, neonas 22 10 protonų ir 12 neutronų. Įprastai visur neono 20 yra daugiau, bet svarbu kiek daugiau. Ir tolimosios Mėnulio pusės mėginiuose neono 20 ir neono 22 gausos santykis yra 11,34. Šis santykis yra pastebimai mažesnis negu bet kuriame anksčiau tirtame artimosios pusės mėginyje. Tai reiškia, kad tolimojoje pusėje yra padidėjęs neono 22 kiekis lyginant su artimąja pusė. Ir taip pat šitas santykis yra labai artimas teoriniai reikšmiai, kurią galima apskaičiuoti nagrinėjant, kaip Mėnulio paviršiaus dulkės ir jose esantį neoną turėtų paveikti Saulės vėjas tokių savybių, kokias mes jį žinom turint. Žodžiu, kuo daugiau Saulės vėjas veikia regolitą, tuo daugiau tenai susidaro neono 22 ir tas santykis artėja prie 11 su trupučiukas ir yra aptikta tolimosios pusės mėginiuose. O tos neonas, čia yra inertinės dujos, kaip neonas, argonas, ar ne? Taip, būtent neonas yra inertinės dujos, kaip ir helis, kaip ir argonas, kriptonas, ksenonas. Ir būtent neonas buvo pasirinktas būtent dėl to, kad tai yra inertinės dujos, nes inertinės dujos jos chemiškai arba visai nesąveikoja, arba beveik nesąveikoja su niekuo. Todėl jų santykiai elementų mažiau pasikeičia laikui bėgant dėl, pavyzdžiui, kokių nors mineralinių procesų. Taigi jos laikomas tokiais geresniais indikatoriais visokių tokių energingų procesų, kurie gali keisti atomų savybės. Bet jos nepabėga, tengi yra vakuumas, ar jos išsisklaido? Ten yra vakuumas, bet neonas kaip dujos taip išsisklaidytų, tačiau neonas esantis sukibęs arba įkalintas įvairiose mineraluose, dulkelėse ir panašiai, jis išlieka ir išsilaiko ir tenai savo egzistuoja. Taigi neono 20 ir neono 22 santykis jau yra kitoks negu artimojoje pusėje. Taip pat dar buvo nagrinėta, kaip lengvai iš tų regolito mėginių išgaruoja ksenonas. Nes vėlgi, jeigu paimtum regolito mėginį ir jį kaitinsim, tai jame esantys mineralai
ties tam tikromis temperatūromis pradės lydytis ir jiems lydantis visokios įkalinti dujų atomai, jie galės pabėgti. Chang'e 6 mėginiuose, tai yra tuose, kur iš tolimosios Mėnulio pusės atgabenti, ksenonas išsiskyrė daugiausiai esant labai aukštoms temperatūroms. Tuo tarpu Chang'e 5 mėginiuose išsiskyrimas buvo stebimas tiek prie žemos, tiek prie aukštos temperatūros. Na, ten keli šimtai laipsnių ir vienu ir kitu atveju, bet esmė, kad du išsiskyrimo tokie pikai buvo. Kas kaip ir rodo, kad artimojoje Mėnulio pusėje ksenonas, kuris su Saulės vėju jis tiesiog atkeliaut gali, nes Saulės vėjyje yra šiek tiek ksenono branduolių. Taigi ksenonas artimąją Mėnulio pusę pasiekdavo, sakykime, dviem greičiais. Kai kurie atomai didesniais greičiais, kai kurie atomai mažesniais greičiais. Tuo tarpu tolimoje pusėje visi dideliais greičiais. Nes kuo didesnis greitis, tuo stipriau įsiskverbia, tuo aukštesnės temperatūros reikia, kad išgaruotų. Taigi, galima daryti išvadą, kad tolimojoje pusėje Saulės vėjo jonai ir regolitai įsiskverbia kur kas giliau negu artimojoje. Tai reiškia, kad tolimoje Mėnulio pusę pasiekia energingesni Saulės vėjo jonai negu artimai. Kodėl? Priežastis yra Žemės magnetosfera. Žemės magnetinis laukas, jis tęsiasi gana toli už planetos. Ir nors pagrindinė to magnetinio lauko arba magnetosferos dalis Mėnulio nesiekia, tačiau Saulės vėjas suformuoja tokią uodegą už Žemės, kuri driekiasi daug toliau negu Mėnulio orbita. Ir kiekvieną sykį Mėnulis, kaip skrieja aplink Žemę, tai kaskart skriedamas jis praskriejo pro tą Žemės magnetinę uodegą. Pro Žemės magnetinį uodegą jis visada pagal apibrėžimą praskrieja pilnaties metu, nes būtent tuo metu, kai artimoji Mėnulio pusė, kuri atsisukusi į Žemę, jie atsisukusi ir Saulę, nes būtent Saulė nupučia tą ir suformuoja magnetinę uodegą. Tuo metu artimąją pusę pasiekia ir stipriausias Saulės vėjas. Vėlgi, logiška, nes tai pusė tuo metu atsukta į Saulę. Taigi Žemės magnetosfera dalį to vėjo sulėtina. Sulėtina maždaug dvigubai, nuo įprasto 400 km/s greičio iki maždaug 200 km/s. Ir tas lėtesnis vėjas, būtent jis pasiekia tik tai artimąją Mėnulio pusę ir todėl tenai jį sudarantis jonai įsiskverbia ne taip giliai kaip tolimojoje pusėje, kur visada jonai pasiekia dideliu greičiu, nes jų nestabdo Žemės magnetosfera. Taip pat tyrėjai vertino, kad Chang'e 5 nusileidimo vietoje, tai yra artimojoje Mėnulio pusėje, maždaug ketvirtis Saulės vėjo buvo sušvelnintas Žemės magnetosferos, nes ta Mėnulio dalis į Saulę būna atsisukusi kartais ir tuo metu, kai Mėnulis neskrenda pro Žemės magnetinę uodegą. Tai kartais Saulės vėjas jį pasiekia tiesiogiai, kartais būtent praeidamas pro Žemės magnetinę uodegą. O Chang'e 6 vietoje tiesiog jokio ekranavimo efekto nepastebėta. Tai tokios labiau ilgalaikės ar ilgesnės perspektyvos išvados iš šito tyrimo gali būti dvi. Viena tai, kad apskritai šitas metodas regolito analizės gali padėti geriau suprasti ir Žemės magnetosferos kitimą laikui bėgant, nes jeigu paimtume regolito mėginius, kurie pavyzdžiui galime nustatyti, kad yra 10 milijonų metų senumo ir išnagrinėtume, kaip jie atrodo artimojoje ir tolimojoje pusėje, tai galėtume kažką pasakyti tiek apie Saulės vėjo savybės tuo metu, tiek apie tai, kiek Žemės magnetosfera galėjo ekranuoti Mėnulio paviršių toje vietoje tuo metu. Na ir taip skirtingo amžiaus regolito mėginius nagrinėdami galėtume pasakyti apie tai, kaip Žemės magnetosfera keitėsi. Ir taip pat kitas aktualus dalykas yra, kad nagrinėjant, kuriuose vietose Mėnulyje regolitas yra labiau paveiktas, labiau ekranuotas Žemės magnetosferos, galėtume rasti vietas, kur galbūt santykinai būtų saugiausia žmonėms įsikurti. Nes vėlgi Žemės magnetinis laukas šiek tiek saugo Mėnulį
dienos metu. Nepilnai, aišku, bet šiek tiek apsaugo, tai vis tiek geriau tiek visokiems jautriems prietaisams, tiek žmonių organizmams. Paminėjai, kad reiškia, galima imti tuos uolienų mėginius ir ištirti jų, nustatyti tas savybės, tai čia realiai yra tarsi kaip kerno ėmimas, ne? Tu išgręži uolienų kerną iš gelmių, ištrauki ir tai yra duomenų visas archyvas, viskas ten surašyta, užkoduota tarsi tose uolienose, ne? Apie istoriją. Taip, turbūt kažkas panašaus, tik tiek, kad, Žemėje tie uolienų kernai dažnai susidaro dėl visokių tektoninių plokščių judėjimo, dėl vandens apytakos, dėl biosferos poveikio ir panašiai. Mėnulyje tai iš esmės būtų vulkanizmas senovėje ir paskui meteoritų smūgiai, kurie kraterius formuoja ir išmeta medžiagą ir tiesiog ją užkloja senesnius klodus. Visai neseniai man kaip tik teko filmuoti Lietuvoje kerno saugyklą. Yra Lietuvoje daug to kerno, kur gręžiniai visokie daromi geologiniai, jie ištraukiami ir saugoma viskas. Tai kaip manai, ar Mėnulyje ateityje bus kerno saugykla, kur irgi bus kilometrai gręžinių ištrauktų, žinai, ir viskas saugoma ir mokslininkai galės pasimti mėginius, kada prireiks ten atlikti tyrimus ir panašiai, žinai. Tyrinėjant Mėnulio geologiją, ar naudingas iškasenas ir panašiai. Manau, kad kodėlgi ne. Tokia saugykla tikrai prasminga ir jeigu tyrimų stotis gerai įrengtos bus Mėnulyje, tai tuos kernus gabenti į Žemę ištyrimui turbūt nebus didelio poreikio. O dar apie tą, pavyzdžiui, geologinį gręžimą. Mes žinom, kad mūsų giliausi gręžiniai Žemėje nėra labai jau, ta prasme, gilus. Tu gręžiesi į tą plutą, po to ten ir temperatūra, ir slėgis, ir viskas užkyla ir pasidaro labai sudėtinga išgręžti, ar ne? Ar Mėnulyje galima būtų padaryti gilesnių gręžinių negu Žemėje, pavyzdžiui? Turbūt, kad taip, nes tiek silpnesnė gravitacija, tiek žemesnė temperatūra turėtų padėti ir atmosferos nebuvimas turėtų padėti su šitais klausimais, nes, Žemėje, kaip minėjai, aukštas slėgis. Slėgis aukštas todėl, kad gili duobė daugiau atmosferos ir jos prisikaupia, jeigu ten daug kilometrų gręžiesi, tai slėgis padidėja. Jeigu atmosferos nėra, tai nėra kam kauptis, nėra kam sukurti slėgį. Temperatūra vėlgi, Mėnulis kaip daug mažesnis, jis ir daug šaltesnis už Žemę, tai gelmių šilumos daug mažiau yra, tai nebus labai didelio užkaitimo. Šiek tiek bus šilčiau gilumoj negu paviršiuje, bet tikrai ne tiek labai, kiek Žemėje. Silpnesnė gravitacija, tai tiesiog turėtų leisti iškelti tą kerną lengviau. Taip, kad visi šitie aspektai turėtų padėti sudaryti sąlygas, galimybės Mėnulyje gręžti gilesnius kernus. Mes, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai kai gręžiam, tai norim kažkokį giluminį vandens gręžinį pasidaryti ir panašiai. Ar Mėnulyje yra kažkokio gruntinio vandens, ta prasme, ar giluminių, žinai, ežerų vandens ertmių, kur galima būtų sirpti skystį kažkokį? Kiek žinome, nėra, bet gal kada ir atrasime ką nors. Bet šiaip, kai kalba eina apie vandenį Mėnulyje, tai paprastai kalbama būna apie ledo telkinius krateriuose esančiose arti ašigalių, kurių tiesiog niekada neapšviečia saulė. Tenai visą laiką išlieka taip šalta, kad vanduo sustingęs į ledą, bet tas ledas gali būti stabilus. Taip pat vandens yra su tuo pačiu regolitu sumišusio, bet tai tiesiog pavienės vandens molekulės įkalintos dulkėse, jų yra labai nedaug, tačiau iš principo regolitą perdirbant būtų galima išgauti ir vandens. Arba perdirbant regolitą būtų galima išgauti atskirai vandenilio ir deguonies ir tada juos sujungti į vandenį. Nes daugelį mineralų deguonis yra sudedamoji dalis, vandenilis taip pat kai kuriuose pasitaiko. Kalbant apie vandenilį, lyg kažkur esu skaitęs, kad Žemėje irgi yra tarsi vandenilio tam tikri giluminiai ištekliai, kuriuos galbūt galima būtų išgauti. Nežinau, kiek tai tikslu, ar Mėnulyje galėtų būti tarsi, kad tu gręži ir pataikai vandenilio dujų kažkokią ertmę ir pumpuoji vandenilį, tada išgauni jį.
Ar jis suskystintas gal ten būtų, nežinau. Vėlgi dėl šito vėlgi abejoju, kad pataikytume į tokius klodus. Kaip ir naftos mėnulyje neturėtų būti dėl akivaizdžių priežasčių. Bet tuos mineralus įvairius perdirbant turėtų būti galima išgauti įvairių elementų, nes šiaip mėnulio regolitą sudaro įvairūs silikatai, magnio, geležies mineralai, taip kad kai kurių iš tų elementų, kurie tikrai būtų aktualūs bet kokiai žmonių gyvenvietai, tikrai galima gauti mėnulio paviršiuje, bet kai kurių kitų, kaip tik labai trūktų, pavyzdžiui, anglies. Anglies mėnulio paviršiuje yra labai mažai, o anglis, aišku, reikalinga ir bet kokios biomasės auginimui, taip kad anglies atsigabenti jau į mėnulį turbūt reikėtų. Ir, pavyzdžiui, astronautų išmatos, ir nuotekos būtų viskas valoma, perdirbama ir panaudojama pakartotinai, nes tai yra anglies šaltinis tam tikras išmatose, pavyzdžiui. Beveik neabejoju, kad taip, tiesiog išmatos kaip organinės trąšos galėtų būti naudojamos. Kada, manai, bus tie geologiniai tokie rimtesni grėžimai, ten ne į metrų gylį, o jau 100 kilometrų gylį? Ar šį šimtmetį galėtų kažkas tokio būti? Manau, kad galėtų. Šiaip neabejoju, kad pirmi kokie nors bandymai kažką gręžti, bet tai tik tai ten metrą taip ar panašiai gilėje. Tai bus Artemis programoje, nes, vienas iš įdomesnių dalykų, jeigu jau skrendi į mėnulį, tai kam skristi? Vienas iš dalykų, kad tirtum patį mėnulį. Mėnulio tyrimams, ką gali padaryti žmogus, ką sudėtinga padaryti autonomiškai ir robotiškai, tai yra pasiimti grąžtą, sukti gilyn, gręžti ir ištraukti kerną ir tą kerną nagrinėti. Nes plus taip vandens ledo telkiniai tyrinėjami irgi aiškinamasi, kiek ten jų yra, kokios storio tie telkiniai, kiek grynas vandens ledas, kaip iš jo vandenį išgauti ir taip toliau. Bet ir uolienų mėginiai turbūt bus panašiai paimami. Bet tai bus bandiniai nedideli, iš pradžių turbūt technologijos pabandymui tenai gal keliasdešimt centimetrų, paskui gal ir geresnės, galingesnės sistemos, kurios keletą metrų leis išgręžti. Bet iki 100 metrų ar kilometrų prieiti, manau, kažkiek tikrai užtruks, bet tikiuosi, kad šį šimtmetį dar pamatysime. Minėjai apskritai, kad tas regolitas turi tų visokiausių naudingų dujų, pavyzdžiui, tai realiai reikėtų įsivaizduoti, kad būtų semiamos tos dulkės paviršiaus, su kažkokiu buldozeriu ir kaitinama tenais, reikia pakaitinti, kad išsigaruotų tos dujos, Taip, vienas iš pagrindinių būdų perdirbti regolitą būtų jį tiesiog kaitinti ir paskui atskirinėti iš susidarančius produktus. Tiesiog įvairias dujas nukreipti į skirtingus rezervuarus arba ne dujas, gal ten lydalą susiformuojant irgi nukreipti skirtingomis. Plytas kokias galima būtų gaminti gal iš to regolito, ne? Taip, tikrai vienas iš dažnai vystomų viena iš dažnai vystomų technologinių krypčių yra, kaip pasigaminti, kaip iš mėnulio regolito pasigaminti plytas, cemento analogus ir panašias statybinės medžiagas, kurių tiesiog reikės bet kokiai gyvenvietai pastatyti. Tai čia tiesiog galima įsivaizduoti, kad bus kažkokia automatizuotas gamyba, dideliais kiekiais. Ten tiesiog reikia daug energijos, tai čia saulės baterijos kažkokios galbūt elementai gamins energiją rinksinę. Saulės energija tikrai padės ir laikui bėgant turėtų atsirasti tiesiog automatizuotos gamyklos perdirbančios regolitą gaminančios visokiausias naudingas medžiagas, kurių reikės tenai mėnulio tyrimų stotims statyti, o galbūt ir gyvenvietėms, kitos gyvenvietės atsiras. Dar pagalvojau, pavyzdžiui, mes asfaltuojam keliusgi, tai naudojam asfaltą, jis yra iš naftos. Išgaunamas, pagaminamas tas bitumas ir panašiai, ten žvyras sumaišomas, man atrodo, ar mėnulyje, ar mes turėsim asfaltuotus kelius, ar vargiai, ne?
asfaltuotų ne, bet kalbama yra apie tam tikras betoninės nusileidimo aikšteles. Vėlgi, iš to paties regolito turėtų būti manoma pagaminti gana tvirtą betoną, kuriuo būtų galima padengti nusileidimo aikšteles, kad ten raketai leidžiantis nekiltų labai daug dulkių, kurios labai plačiai viską galėtų padengti ir kenkti visokiai infrastruktūrai. Taip, mes žinom iš Apollo misijų, kad tos dulkės yra tikrai ambrazyvios tokios ir gadina ir tos skafandrus ir panašiai, ar ne? Gal dabar perinam tada prie antrosios naujienos, ką ten pasiruošėjai? Gerai. Antroji naujiena yra apie egzoplanetų tinkamumą gyvybei. Ir ne visų egzoplanetų, bet tokių, kurios yra prirakintos prie savo žvaigždžių, panašiai kaip Mėnulis prie Žemės. Na, vat jau šnekėjome apie tai, kad Mėnulis turi artimąją ir tolimąją pusę, artimoji pusė visą laiką atsukta į Žemę, tolimosios pusės į Žemės niekad nemato. Planetos gali būti prie žvaigždžių taip pat potviniškai prirakintos, tai reiškia, kad viena pusė visą laiką atsukta į žvaigždę, kita pusė visą laiką nusisukusi nuo žvaigždės. Na, akivaizdu, kad tokiu atveju viena ta dieninė pusė gautų daug daugiau žvaigždės energijos negu kita ir dėl to galėtume tikėtis labai didelio temperatūrų kontrasto. Ir ilgą laiką taip ir buvo manoma, kad tokiose planetose turėtų būti ekstremalus klimatas. Dieninėje pusėje temperatūra ten 1000–2000 laipsnių, naktinėje artima absoliučiam nuliui. Čia jeigu kalbam apie uolinę planetą. Jeigu planeta dujinė, tai tada atmosferoje turėtų susidaryti labai stipri cirkuliacija. Tai yra, kad dieninėje pusėje oras kyla į viršų, paskui plečiasi į naktinę pusę, naktinėje pusė leidžiasi žemyn ir paviršiumi tada surūva į dieninę pusę. Na ir tokia cirkuliacija kažkiek perneštų energijos iš dieninės pusės į naktinę, bet vis tiek išliktų didelis kontrastas. Ir tikrai kelių egzoplanetų atlikti stebėjimai pakankamai detalūs, kurie leidžia nustatyti temperatūrų skirtumus tarp dieninės ir naktinės pusių. Ir jie rodo, kad taip, jeigu planeta yra potviniškai prirakinta, tai tikrai temperatūrų kontrastas didelis. Tačiau dabar mokslininkai išnagrinėjo dar vieną efektą, kuris gali sušvelninti klimatą ir padaryti jį daug palankesnį galimai gyvybei. Tai yra magmos judėjimą planetos gelmėse. Nes, panašiai kaip atmosfera planetos paviršiuje gali judėti, taip ir planetos gelmėse, jeigu tenai yra išsilydžiusių uolienų, skista mantija, tai jos judėjimas taip pat gali pernešti energiją iš dieninės pusės į naktinę. Na ir taip mokslininkai pasiremė tiek kompiuteriniais skaičiavimais, tiek netgi laboratoriniais eksperimentais. Na, aišku, visos planetos sukurti laboratorijoje negalėjo, bet jie paėmė stačiakampį baką, kuris buvo užpildytas klampiu glicerinu ir termochromatiniais skistaisiais kristalais. Tai yra spalvotos dalelės, kurios keičia savo spalvą pagal temperatūrą. Bako kraštuose buvo įrengti 4 termostatai, kurie sukūrė temperatūrų gradientus, apytiksliai imituojančius egzoplanetos žvaigždinę ir antižvaigždinę sritis. Žodžiu, taip liktai vienas bako kraštas būtų dieninė planetos pusė, kitas kraštas naktinė pusė ir tada žiūrima, kas vyksta. Tai vienas skaitino, kitas šaldė, ta prasme. Taip. Na, ar tiksliau, palaikė aplink save temperatūrą. Vienoj vietoje labai aukštą, kitoj labai žemą. Ir tada paaiškėjo, kad magmos judėjimas mantijoje turėtų nusistovėti į pastovų ratą. Karšta medžiaga kyla dieninėje pusėje, slenka į šalis viršuje arti Plutos, tada atvėsta ir nusileidžia naktinėje pusėje ir tada šaltesnė grįžta apačioje. Tokia tėkmė būtų lėta, pastovi ir nuspėjama, priešingai negu gana chaotiška Žemės mantija. Kartais tokioje tėkmėje irgi gali
vėlgi, panašiai kaip ir Žemėje, susiformuoti grybo formos pliumai. Tai yra iš pašildyto pagrindo kylantis ir į plutą įsiskverbiantis magmos tokie srautai. Tačiau priešingai nuo to, kaip vyksta Žemėje, kur tokie pliumai keičia savo vietas, perifkintoje planetoje pliumai turėtų visą laiką atsikartoti toje pačioje vietoje. Ir modelio rezultatai rodo, kad šilumos pernaša perifkintoje planetoje yra panaši į Žemės, taip kad ir paviršiaus sąlygos nemažoje dalyje planetos paviršiaus gali būti panašios į žemiškasis. Na, čia buvo tyrinėta planeta, kuri vidutiniškai energijos iš savo žvaigždės gauna panašiai kaip Žemė iš Saulės. Taigi atrodo, kad vien medžiagos judėjimo mantijoje, skystos magmos judėjimo mantijoje galėtų pakakti tam, kad planetos klimatas tarp dieninės ir naktinės pusių būtų nedaug ekstremalesnis negu skirtumai, tarkim, tarp vasaros ir žiemos Žemėje, o ne ten 1000 laipsnių skirtumas, kaip buvo manyta iki šiol. Tokių planetų potviniškai perifkintų yra labai daug. Na, bent jau žinome jų santykinai labai daug, nes jos yra visada arti savo žvaigždžių, o arti žvaigždžių esančias planetas dažniausiai yra lengviau aptikti negu esančias toli. Taigi tokių planetų žinome daug ir prie mažų žvaigždžių, mažesnių už Saulę, planetos esančios gyvybinėje zonoje, tai yra tokios, kurios gauna energijos iš žvaigždės panašiai kaip Žemė iš Saulės, jos irgi yra potviniškai perifkintos. Vadinasi, kai kalbam apie nežemiškos gyvybės paieškas už Saulės sistemos ribų, tai nenori reikia atsiremti į klausimą, o kaip yra su potviniškai perifkintomis planetomis. Ar jas reikia visiškai nurašyti, ar jose gyvybei tinkamas būtų tik tai siauras ruožas aplink ryto vakaro zonas, na, tiesiog kažkurioje planetos vietoje siauras ruožas, o visur kitur arba per karštą, arba per šaltą. Bet panašu, kad gali būti jose didžiuliai plotai tinkami gyvybei, tokiai, kokią mes suprantame, nepaisant to, kad Saulė visą laiką pakibusi virš vieno planetos taško ir vienoje pusėje visą laiką yra diena, kitoje pusėje visą laiką naktis. Minėjai tą eksperimentą, tai ten kaip padarė jie tiesiog, kas ten per medžiaga, kad jie taip juda, skysta ten kažkokia glicerinas, ar ką tu ten minėjai? Taip, glicerinas, skysta medžiaga, kuri imituoja tą magmą. Su kuo čia palyginti, aš dabar nežinau, kas tas glicerinas. Gal kažką žinau, bet nepamenu. Su kuo palyginti gliceriną? Medus kažkoks gal, ne? Net ir nežinau. Man atrodo, kad kažkoks toksai sirupo konsistencijos. Ir jie matė, tiesiog filmavo ir sugreitinus matosi, kad ten judesiai susidaro tos medžiagos. Taip, na, bakas permatomas, tai iš šono galima žiūrėti tiesiog į tai, kaip medžiaga jame juda. Ir, na, padaryti tie termostatai, kurie palaiko specifinę temperatūrą ir tinkamoms temperatūros sąlygoms pasiskirstumui temperatūros esant prasideda tas energija, na, prasideda cirkuliacija. Bet čia mes namuose tokio eksperimento nepasidarytume, ar ne? Čia reikia to šaldymo sistemos geros kažkuriam gale, ar ne? Kad būtų dideli temperatūros skirtumai, ar ne? Kaip? Iš principo manau, kad būtų galima, jeigu turi šildytuvą, ypač šaldytuvą kokio nors su termostatu, kurių keletą galėtum įmesti į akvariumą, tai galėtum kažką panašaus ir pasidaryti. Aha, ir matytųsi, tas vis tik judėjimas tikriausiai medžiagos jis nėra greitas, ar ne? Bet jeigu darai ilgalaikį tokį stebėseną, ten 24 valandas kokias, matytųsi judesiai, ne? Na, kad matytųsi judesiai, tai turėtų būti pati judanti medžiaga, ne visiškai tolygi. Tai, na, tarkim, jeigu vanduo tiesiog judėtų, ypač jeigu lėtai, tai nebūtinai labai aiškiai pastebėtum, kad na, ten mokslininkai naudojo tos termochrominius kristalus, kurie keičia spalvą priklausomai nuo temperatūros ir kartu turbūt matėsi, kaip
kaip jie juda, na, bet į vandenį tiesiog įpylus kokio nors dalelių, kurios matosi, bet plūdurioje vandenyje ir nenusėda, na, kurios juda tiesiog su vandeniu, tai turėtų būt pastebimas efektas. O kaip greitai juda, tai turėtų priklausyti dar nuo to, kokia medžiaga yra. Glicerinas, na, kaip sirupas, tai jis aišku judės lėčiau negu vanduo. Vanduo judės šiek tiek kitaip dėl to, kad klampos nėra. Gali būti, kad tokia cirkuliacija nesusidarys, o pradės kaip nors labiau kitaip maišytis. Bet čia jau visiškai spekuliuoju, bet tai yra eksperimentas, kurį iš principo, na, jeigu ne visai namų sąlygomis, tai beveik namų sąlygomis būtų galima kažką panašaus pasidaryti. Ir jis atitinka daugmaž magmos judėjimą, ar ne? Panašios savybės gaunasi. Taip, gaunasi, kad panašios savybės. Čia būtent buvo toksai noras mokslininkam paeksperimentuoti savo laboratoriją, ar negali kompiuteriai sumodeliuoti tinkamai tokių medžiagų judėjimo? Na, kompiuterinis modeliavimas, jis bet kokį kompiuterinį modelį nagrinėjant visada yra klausimas, kiek iš tiesų mes gaunam tai, ką norim gauti, o kiek čia gali būti kokie nors skaitmeniniai efektai. Todėl jeigu tik įmanoma, laboratorinis eksperimentas visada yra geriau negu kompiuterinis modeliavimas. Tiesiog ne visada įmanoma atlikti eksperimentus laboratorijose, arba kartais būna, kad eksperimentai laboratorijose kaip ir įmanomi, bet labai brangus arba labai ilgai užtruktų, todėl naudojame kompiuterinius modelius, bent jau tam, kad išnagrinėtume, ar apskritai yra verta investuoti į laboratorinį eksperimentą. Na, bet šiuo atveju tiesiog yra galimybė santykinai paprastai padaryti laboratorinį eksperimentą, kuris gali mums duoti reikšmingų įžvalgų apie tai, kas čia vyksta. Tai tam skaitmeninių modelių tiesiog nėra priežasties tada naudoti, jeigu gali gauti tą patį atsakymą laboratoriniais eksperimentais. O ar tu, kaip astrofizikas, ar esi daręs tokius laboratorinius eksperimentus savo tyrimuose, ar gal kolegos iš Lietuvos irgi astrofizikų bendruomenės kažką tokio konstravo, darė, nors atrodytų daugiausiai žmonės dirba su duomenų analize, kompiuteriais arba su teleskopais, stebi, renka duomenis iš kosmoso, bet ar yra laboratorijose atliekami tokie eksperimentai? Man dėja nėra tekę. Na, mano tyrimai tokie, kad jų į laboratoriją neišeis perkelti. Ar Lietuvos astrofizikai yra ką nors panašaus darę, tai nesu girdėjęs, tai nežinau, gal nėra, o gal jeigu kada buvo, taip labai nedaug. Bet pavyzdžiui, tikrai esu girdėjęs, kad nagrinėdami kaip, kad ir netgi galaktikos masto tėkmės įvairios dujų veikia, jeigu kalba eina apie tėkmės magnetizuotoje aplinkoje, plazmoje, ir kaip magnetiniai laukai gali paveikti tą judėjimą dujų, tai gali duoti įžvalgų naudingų visokie laboratoriniai eksperimentai irgi su plazma ir magnetiniais laukais, nes tokie eksperimentai tikrai yra daromi, jie aktualūs, pavyzdžiui, tiek branduolinės sintezės reaktorių kūrimui, tiek įvairiems kitokiems žemiškiams dalykams, bet taip pat gali būti aktualūs ir kosmosui. Dar kalbant apie tą tavo tyrimą, reiškiasi, kas pašildo būtent tą tamsėją pusę vėsėje, ar ne? Ar tenais yra, pavyzdžiui, ugnikalnių išsiveržimai į paviršių eina, šiluma per geizerius, kažkokius karšto vandens, pavyzdžiui, iš gelmių iškyla, ne? Turbūt gali būti ugnikalnių išsiveržimų, bet gali būti tiesiog šilumos laidumas per plutą. Jeigu plutos apačioje vis atkeliauja iš dieninės pusės karšta magma, tai ji nuolat šildo plutą ir ta šiluma persiduoda į paviršių, kur jau paskui išspinduliuojama į kosmosą. Tai to šilumos pakanka, ta prasme, nori pasakyti, kad tiesiog nuo gelmių geologinių tų alienų pereinanti šiluma pašildo ir ten galėtų miškai kokie augti ir kas?
taip išeina, kad pakanka, kad temperatūros pasidarytų gerokai aukštesnės negu šito efekto neįtraukus. Bet, kad augtų miškai, kaip mes juos suprantame, tai reikėtų saulės, nes jos reikia augalams, kad augtų. Bet šiaip, kad iš principo galima būtų gyventi, arba kad, kokia nors, tarkim, gyvybė, kuri gauna energijos ne tiesiogiai iš saulės, o iš kokių nors kitų dalykų, kad ir ten mineralus kokius vartodama galėtų gyvuoti, tai turbūt, kad taip, pakanka tos energijos. Kągi, noriu padėkoti, ačiū, kad pasidalinai, ačiū visiems žiūrintiems, palaikykite mus Contribui platformoje ir susitiksime už 2 savaičių. Ačiū, kad klausote. Iki.